Manau, kad visi treniruosi, tai dabar tik tai, kaip girdėjot, Lauryną išoperavo, tai vienintelė turbūt trūkso, visi kiti tikrai yra pasiruošę ir vakar rungtynėse dalyvavo, tai visi ruošiamės, pradedam, pasiruošimas vyksta jau. Šią savaitę vykti Šiauliai nėra Eurolygos rungtynių, ar šiek tiek lengvesnis tas grafikas jūsų treniruočių? Na, dabar gal kažkiek tai bus specifinės tokios treniruotės, kažkiek tikrai nedirbsim kažkam tai labai specialiai, fiziniam pasirinkimui ir kažkaip daugiau šlifuosim savo žaidimą ir bandysim gerint savo formą. Kuo jums ypatingas taurės turnyro formatas? Ar jame daugiau adrenalino, kai tik vienerios rungtynės gali lemti? Tai be abejo, čia jau keli metai tas finalo ketvirtas vyksta ir keliamas jo ažiotažas, vadinkim taip, ir tos kiekvienos kitos komandos, kurios ateina į tą ketvirtą, turi tikrai didelius šansus pakovoti dėl to trofėjaus, kuris tikrai yra, manau, didelės vertės, tai suteikia to tik įdomumo, didesnės koncentracijos ir viskas. Ar bus sunkiau apginti titulą, kadangi žaisite Vilniuje, ar net tas nesudaro reikšmės? Visada yra sunkiau ginti titulą, faktas, bet nemanau, kad bus kažkoks tai jau specifinis tas dalykas, kad ne savo salį žaisim, tai lygiai tas pats buvo ir praeitais metais, žaidėm Klaipėdoje, tai tikrai nemanau, kad tai galėtų įtakoti rezultatą. Ir būsimasis varžovas Panevėžio Lietkabelis, ką galite pasakyti apie šią komandą? Teko stebėti vakar rungtynes, tai sakau, nieko kažko naujo nežaidžia, nežinau, kaip gal kažką specialaus paruoš savaitgaliui, bet sakau, yra pavojinga komanda, tikrai visus kartus, kiek rungtyniavom reguliariam sezone Lietuvos lygoje, tai tikrai turėjom labai sunkias rungtynes, ypač tenais išvykoje Panevėžy.